Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 184-ąją metinę visuotinę pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferenciją. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedos jungtinis Oremo Jutos instituto choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eyringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje. Broliai ir seserys, sveikiname jūs antrojoje pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios 184-osios metinės visuotinės konferencijos sesijoje. Prezidentas Thomas S. Monsonas, kuris pirmininkauja šioje konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname visus susirinkusius čia ir tuos, kurie stebi šią konferenciją per televiziją, radiją ir internetą. Taip pat sveikiname tuos, kurie visame pasaulyje kolų centruose stebi palydovinę šios konferencijos transliaciją. Sveikiname šioje konferencijoje dalyvaujančius visuotinius įgaliotinius ir visuotinius pareigūnus. Šioje sesijoje giedos jungtinis Oremo Jutos instituto choras, diriguojamas Ryano Egeto. Vargonuos Bonnie Goodliff ir Linda Margetts. Šį susirinkimą choras pradės giesme Dievui šlovė tebus. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Ijamas S. Andernas. Iš 70 po to choras sugiedos giesmę Aš danguje gyvenau. Mūsų Tėve danguje, esame dėkingi už tai, kad susirinkame čia. Susirinkome įvairiose pasaulio vietose pasiklausyti tiesos. Esame dėkingi,
kad esame čia su mūsų gyvoju pranašu prezidentu Tomu Esmonsonu. Mylime jį ir meldžiame, kad ir toliau jį palaikytumėjai. Esame dėkingi už kalbėsiančiųjų pasiruošimą ir meldžiame, kad jų apmąstymai, maldos ir pasiruošimas neštų gerų vaisių, kad klausantis jų žodžių būtume paleisti dvasios. Tėve, esame dėkingi už mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą. Padėk mums sekti juo ir būti gerais Kristaus mokiniais. To meldžiame ir tai darome mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas palaikymo balsavimui pristatys bažnyčios visuotinius pareigūnus ir 70 narius kraštuose. Po pareigūnų palaikymo bažnyčios audito departamento generalinis direktorius Kevinas R. Jergensonas perskaitys metinę bažnyčios audito departamento ataskaitą. Po jo kalbės brolis Brukas P. Heilsas, pirmosios prezidentūros sekretorius, kuris pristatys statistinę bažnyčios ataskaitą už 2013 metus.
Broliai ir seserys, siūloma palaikyti Tomą Spencerį Monsoną kaip pranašą, regėtoją ir apreiškėją bei pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios prezidentą. Henry Benjoną Airingą kaip pirmąjį patarėją pirmoje prezidentūroje ir Dieterį Friedrichą Uchtdorfą kaip antrąjį patarėją pirmoje prezidentūroje. Kas pritarėte, galite tai parodyti. Kas nepritarėte, jei tokių yra, galite tai parodyti. Siūloma palaikyti Boydą Kennetą Parkerį kaip 12 apaštalų kvorumo prezidentą. Ir šios brolius kaip to kvorumo narius. Boydą K. Parkerį, L. Tomą Perry, Russellą M. Nelsoną, Daliną H. Oaksą, M. Russellą Ballardą, Richardą G. Scottą, Robertą D. Halesą, Jeffrey R. Hollandą, Davidą E. Bednarį, Quentiną L. Cooką, D. Todą Christophersoną ir Neilą L. Andersoną. Kas pritarėte, prašomete tai parodyti. Kas nepritarėte, irgi galite parodyti. Siūloma palaikyti patarėjus pirmoje prezidentūroje ir 12 apaštalų kvorumą kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra, tuo pačiu ženklu. Dabar su nuoširdžia padėka atleidžiame vyresnį Tedą R. Kalisterį kaip visuotinį įgaliotinį ir 70 kvorumų prezidentūros narį. Visi, kurie norite kartu su mumis išreikšti jam dėkingumą, prašome tai parodyti. Siūloma vyresnį Liną G. Robinsoną palaikyti kaip 70 kvorumų prezidentūros narį. Visi, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra. Siūloma nuo 2014 metų gegužės 1 dienos atleisti šios 70 narius kraštuose. Pedro E. Abulahara, Julio E. Angula, Viktorą A. Askonjevietą, Duką Subėjų, Juaną K. Barosą, Coliną H. Bicknelį, Denisą C. Brimholą, Tomą Charringtoną, Kimą B. Clarką, Viną R. Husnupą, Rudolfą C. Franką, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalesą, Maurę Junotą de Maria, Larry S. Karcherį, Davidą E. Liusiją, Paulą C. Lureirą, Steveną J. Landą, Abaromą Martinėsą, Hugo I. Martinėsą, Sergejų N. Mikuliną, Kristoferį B. Mandėjų, Hirofumi Nakatsuką, Čikao Oiši, Alejandro S. Pataniją, Renato M. Petlą, Anatolijų K. Rešetnikovą, Jonathaną C. Robertsą, J. Craigą Rovį, Robintą B. Smithą, Warreną G. Teitą, Hezboną O. Usį, Danielą B. Vakolo, Randy V. Wilkinsoną ir Chi Hong Semą Wongą. Norinčius kartu su mumis išreikšti dėkingumą už jų puikią tarnystę, prašome tai parodyti. Siūloma su nuoširdžia padėka atleisti brolius Russellą T. Osguthorpą, Davidą M. McConkey ir Matthew O. Richardsoną kaip sekmadieninės mokyklos visuotinę prezidentūrą. Taip pat atleidžiame visus visuotinės sekmadieninės mokyklos tarybos narius. Norinčius kartu su mumis išreikšti dėkingumą už nuostabią šių brolių ir seserų tarnystę ir pasišventimą, prašome tai parodyti. Siūloma kaip naujus pirmojo 70 kvorumo narius palaikyti Chi Hong Semą Wongą
ir kaip antrojo 70 kvorumo narius palaikyti Larry S. Ketcherį ir Hugą E. Martinezą. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš to pačiu ženklu. Siūloma palaikyti šios brolius kaip naujus 70 narius kraštuose. Julija Cesarė Acosta, Bleika R. Alderį, Alina C. Allardą, Taichi Aoba, Carlosą F. Arredondą, Vladimirą N. Astašovą, Jorge T. Becerra, Michaelą H. Borną, Romulą V. Cabrera, Jose Claudio F. Camposą, Nikolą Castaniedą, Valterį Četorą, Fuką Čeną Zen Chou, J. Keviną Ensą, K. Marką Frostą, Mauricio G. Gonzaga, Leonardą D. Gryrą, Jose Isagerą, Michaelą R. Jenseną, Adolfą Johaną Johanssoną, Taigulą Jungą, Visitą Hanachamą, Serhijų A. Kovaliovą, Sergejų Krasnoselskį, Milaną F. Kuncą, Brianą R. Larsoną, Šeraldo Limą, V. Jean-Pierre Luno, Tazarą Makasį, Kumbulani Medleči, Deilą H. Munką, Eduardo Ano Nombera, Jutaka Onda, Raimundą Pačeko de Pinė, Marką Antonijų Raisą, Steveną K. Randalą, Skotą R. Skotą Runję, Aleksejų V. Samaikiną, Edviną E. Sextoną, Raulį H. Spitalį, Karlosą Valterį Trevinę ir Juaną A. Urą. Visų, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra. Siūlome palaikyti Tedą R. Kalisterį kaip visuotinį sekmadieninės mokyklos prezidentą, bei Džoną E. Stanerį kaip pirmąjį patarėją ir Deviną J. Durantą kaip antrąjį patarėją. Kas pritarėte, galite tai parodyti. Kas nepritarėte, irgi galite parodyti. Atkreipėme dėmesį tai, kad broliai Taneris ir Durantas šiuo metu tarnauja misijos prezidentais ir dėl to jų nėra čia konferencijų centre. Savo tarnystę visuotinėje sekmadieninės mokyklos prezidentūroje jie pradės 2014 m. Liepą po atleidimo iš misijos prezidentų. Siūlome kitus visuotinius įgaliotinius, 70 narius kraštuose ir visuotinės pagalbinių organizacijų prezidentūras palaikyti, kaip jos yra dabar. Kas pritarėte, praštume tai parodyti. Kas nepritarėte, galite tai parodyti. Dėkojame, broliai ir seseris, už jūsų palaikomąjį balsavimą ir nuolatinį tikėjimą ir maldas už mus. Kviečiame ką tik pašautus visuotinius įgaliotinius ateiti į priekį ir užimti savo vietas ant pakylos. Ilgas kelias. Kai buvo pranešta, dabar brolis Jorgensenas perskaitys audito ataskaitą. Brangus broliai, kaip apreiškimų nurodyta Doktrinos ir sandorų 120 skyriuje, Dešimtinės panaudojimo taryba yra atsakinga už bažnyčios lėšų panaudojimą. Ši taryba susideda iš pirmosios prezidentūros 12 apaštalų kvorumo ir pirmininkaujančios vyskupijos. Bažnyčios padaliniai lėšas turi leisti pagal patvirtintus biudžetus ir bažnyčios taisyklės bei procedūras.
Bažnyčios audito departamentas, kurį sudaro atestuoti profesionalai ir yra nepriklausomas nuo visų kitų bažnyčios departamentų, yra atsakingas už auditų vykdymą siekiant patvirtinti, kad bažnyčios gauti paaukojimai, išlaidos ir turėtas turtas buvo tinkamai apskaitomi ir naudojami. Remdamasis atliktų audito rezultatais, bažnyčios audito departamentas mano, kad visais materialiais atžvilgiais 2013 metais bažnyčios gauti paaukojimai, išlaidos ir turėtas turtas buvo apskaitomi ir naudojami kaip dera pagal bažnyčios patvirtintus biudžetus, taisykles ir buhalterinės apskaitos tvarką. Bažnyčia laikosi tvarkos, kurios mokomi jos nariai, kaip gyventi taupiai, vengti skolų ir taupyti pinigus ateičiai. Pagarbiai pateikė bažnyčios audito departamentas. Kevinas R. Jorgensenas, generalinis direktorius. Pirmoji prezidentūra bažnyčios nariams informuoti išleido tokią statistinę ataskaitą apie bažnyčios augimą ir būklę 2013 m. gruodžio 31 dienos duomenimis. Bažnyčioje viso buvo 3050 kolų, 405 misijos, 571 apygarda ir 29 253 apylinkės ir skyriai. Bažnyčioje buvo 15 82 028 nariai. 2013 metais bažnyčios įskaiton įrašyta 115 486 vaikai ir per tuos pačius metus buvo pakrikštyta 282 945 atsivertusieji. Gruodžio 31 dienos duomenimis turėjome 83 035 nuolatinius misionierius ir 24 032 bažnyčioje tarnaujančius misionierius. 2013 metais buvo pašventinta viena šventikla, Tegucigalpos šventikla Hondūre. Baigiantis metams veikia 141 šventikla. Dabar mums bus malonu išklausyti vyresniosius Russellą M. Nelsoną ir Richardą G. Scottą iš 12 apaštalų kvorumo. Brangus broliai ir seserys, reiškiame jums giliausią meilę ir dėkingumą. Esame dėkingi už savo paskirimus tarp jūsų. Neseniai man skrendant lėktuvu, pilotas pranešė, kad leisdamiesi patirsime turbulenciją ir kad visi keleiviai turi užsisegti saugos diržus. Turbulenciją tikrai patyrėme. Ji buvo labai stipri. Kitoje salono pusėje už poros eilių už manęs išsigandusi moteris ėmė panikuoti. Kaskart, kai krisdavome į oro duobę ir atsitrenkdavome į jos dugną, ji garsiai šaukė. Jos vyras bandė ją nuraminti, bet tai nepadėjo. Jos isteriški šauksmai tęsėsi, kol praskridome tą turbulencijos zoną ir ėmėme saugiai leistis. Kai ji taip nerimavo, man buvo gaila jos. Kadangi priešnuodis nuo baimės yra tikėjimas, širdyje norėjau sustiprinti jos tikėjimą. Vėliau keleiviams lipant iš lėktuvo, šios moters vyras užkalbino mane. Jis sakė, atsiprašau, kad mano žmona taip įsibaimino. Ja paguosti galėjau tik vienu būdu, pasakydamas, su mumis skrenda vyresnysis Nelsonas, taigi tau nereikia nerimauti. Nesu tikras, ar mano buvimas tame lėktuve galėjo ją paguosti, bet viena iš mirtingojo gyvenimo tiesų yra ta, kad mūsų tikėjimas bus tikrinamas ir išbandomas. Kartais tie išbandymai vyksta mums atsidūrus tarp gyvenimo ir mirties. Šiai išsigandusiai moteriai baisiai blaškomas lėktuvas buvo vienas iš tų atvejų, kai galima pamatyti, koks stiprus mūsų tikėjimas. Kai kalbame apie tikėjimą,
Tikėjimą, kuris galėtų kilnoti kalnus, kalbame ne apie tikėjimą apskritai, o apie tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi galime stiprinti mokydamėsi apie jį ir gyvendami pagal savo religiją. Jėzaus Kristaus doktriną viešpats sukūrė tam, kad padėtų mums stiprinti savo tikėjimą. Tačiau šiuolaikinėje kalboje skirtingi žmonės gali skirtingai suprasti žodį religija. Iš tikrųjų, žodis religija reiškia vėl surišti arba vėl pririšti prie Dievo. Tad galime savęs paklausti, ar esame taip tvirtai prisirišę prie Dievo, kad mūsų tikėjimas matosi? Gal iš tikrųjų esame prisirišę prie kažko kito? Pavyzdžiui, pirmadienio rytais nukirsdavau apie profesionalių sportininkų varžybas, kurios vyko sekmadienį. Svarsčiau, ar tų karštų aistruolių religija nėra pririšusi jų vien prie kažkokio šokinėjančio kamulio? Kiekvienas galime savęs paklausti, kuo mes tikime? Komanda, prekės ženklų, garsenybė. Net geriausios komandos gali pralaimėti. Garsenybės gali nublankti. Yra tik vienas asmuo, kurio tikint jūsų tikėjimas yra saugus. Tas asmuo yra viešpats Jėzus Kristus. Turite leisti savo tikėjimui matytis. Pirmajame iš 10 savo įsakymų Dievas pareiškė: neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Jis taip pat sakė: dėl kiekvienos minties žvelkite į mane, neabejokite, nebijokite. Tačiau daugelis žmonių, ieškodami ramybės, žiūri tik į savo banko sąskaitos likutį, o ieškodami sektinų pavyzdžių į kitus žmonės. Medikai, mokslo žmonės ir politikai dažnai patiria tikėjimo išbandymus. Ar jiems siekiant savo tikslų jų religija pasimatys, ar liks paslėpta? Ar jie prisirišę prie Dievo, ar prie žmogaus? Tokį išbandymą patyriau prieš 10 metų, kai vienas iš mano medicinos fakulteto kolegų griežtai spėjo mane už tai, kad savo profesionalių žinių neatsieju nuo savo religinių įsitikinimų. Jis reikalavo, kad jų nesiečiau. Kaip galėjau tai padaryti? Tiesa yra tiesa, ji neatsiejama ir negalime kažkuriosios dalies atidėti į šalį. Ar tiesa išaiškėja mokslinėje laboratorijoje, ar per apreiškimą, visa jis sklinda iš Dievo. Visa tiesa yra Jėzaus Kristaus Evangelijos dalis. Tačiau manęs paprašė slėpti savo tikėjimą. Aš nepaklusau savo kolegos reikalavimui. Aš leidau savo tikėjimui matytis. Visose profesionaliuose veiklose reikia griežtų tikslumo standartų. Mokslininkai brangina saviraiškos laisvę, bet laisvė bus nepilna, jei vienų žmonių įsakais kitų žinios bus paskelbtos nepriimtinomis. Dvasinės tiesos negalima nepaisyti, ypač dieviškų įsakymų. Dieviškų įsakymų laikymasis kiekvieną kartą atneša palaiminimus. Nusižengimas dieviškiams įsakymams kiekvieną kartą atneša netektį. Problemų apstu. Apstu todėl, kad pasaulyje gyvena netobuli žmonės. Jų tikslai ir troškimai labai priklauso nuo jų tikėjimo arba jo stokos. Daugeliui Dievas nėra pirmas prioritetas. Kai kurie mano, kad šiuolaikinėme gyvenime religija nereikalinga. Kaip ir kiekviename laikmetyje, taip ir dabar yra tokių, kurie išjuokia arba kritikuoja laisvą religijos praktikavimą.
Kai kurie religiją netgi kaltina dėl dažnų pasaulio problemų. Reikia pripažinti, kad buvo laikai, kai religijos vardu buvo vykdomi žiaurūs dalykai. Bet tyra viešpaties religija, kuri reiškia siekį tapti tikrų Jėzaus Kristaus mokiniu, yra gyvenimo būdas ir kasdienis atsidavimas teikiantis dievišką vadovavimą. Praktikuodami savo religiją naudojate savo tikėjimą. Jūs leidžiate savo tikėjimui matytis. Viešpats žinojo, kad jo vaikams reikės išmokti jį surasti. Nes ankšti yra vartai, sakė jis, ir siauras kelias vedantis į išaukštinimą. Ir tik nedaugelis juos randa. Raštų studijavimas yra vienas geriausių būdų rasti kelią ir likti jame. Raštų išmanimas teikia saugumą. Pavyzdžiui, nuo senų laikų tokia infekcija kaip pogimdyminė karštinė nusinešė daugybės kūdikių ir mamų gyvybių. Tačiau Senajame testamente išdėstyti teisingi elgesio su infekuotais pacientais principai parašyti daugiau nei prieš 3000 metų. Daugybė žmonių žuvo dėl to, kad žinių siekiantis žmogus neįsiklausė į viešpatės žodį. Mano brangus broliai ir seserys, ko stokojame gyvenime, jei esame nuolat besimokantis ir vis nesugebantis pažinti tiesos? Iš raštų galime gauti didį pažinimą, o per tikėjimą, maldas, įkvėpimą. Tai darydami galėsime geriau priiminėti kasdienius sprendimus. Dievo įstatymo standartų ypač privalu laikytis, kuriant ir vykdant žmonių įstatymus. Prieštaringais atvejais pirmiausia turime ieškoti Dievo vadovavimo. Turėtume raštus pritaikyti savo labui ir pasimokymui. Pavojinga bandyti nusišalinti apgaudinėjant save žodžiais mano asmeninis gyvenimas, ar net elgiuosi kuo geriausiai. Jei žmogus bando dalinti savo gyvenimą į tokius skyrius, jis niekada nepasieks savo asmeninės doros potencialo. Niekada netaps tokiu, kokiu jo tikrasis aš galėtų tapti. Pagunda būti populiariam gali pastatyti visuomenės nuomonę aukščiau Dievo žodžio. Planuojant politinės kompanijas ir marketingo strategijas dažnai naudojamas viešosios nuomonės apklausomis. Tų apklausų rezultatai suteikia informacijos. Bet vargu ar jais galime naudotis kaip pagrindu pateisinti nepaklusnumą Dievo įsakymams. Net jei visi taip daro, netiesa niekada netampa tiesa. Net populiarus blogis, klaida ir tamsa niekada netaps tiesa. Raštų įspėjimas byloja: vargas vadinantiems piktą geru, o gerą piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą. Po Pirmojo pasaulinio karo išpopuliarėjo gana nepadori daina. Propaguodama amoralumą, ji tvirtino, kad 50 milijonų žmonių negali būti neteisūs. Bet iš tikrųjų, 50 milijonų žmonių gali būti neteisūs, visiškai neteisūs. Dievo, kuris vieną dieną teis visus mūsų darbus ir troškimus akyse, amoralumas lieka amoralumu. Palyginkime šiandien pasaulyje vyraujančius baimę ir netikėjimą su mano švelniai mylimos dukters Emilės, kuri dabar gyvena anapus uždangos, tikėjimu ir drąsa.
Kai žemiškoji gyvybė buvo bepaliekanti jos vėžio apimtą kūną, ji vos beprakalbėjo. Bet su šypsena veide ji man pasakė: Tėti, nesijaudink dėl manęs. Žinau, kad su manimi viskas bus gerai. Emilės tikėjimas matėsi. Skaisčiai matėsi. Ta trapią akimirką būtent tada, kada mums to labiausiai reikėjo. Ši graži 5 vaikų mama visiškai tikėjo savo dangiškojų tėvų, jo planu ir amžina savo šeimos gerovę. Ji buvo saugiai pririšta prie Dievo. Ji buvo visiškai ištikima sandorom sudarytom su Viešpačiu ir su savo vyru. Ji mylėjo savo vaikus, bet buvo rami, nepaisant artėjančio atsiskyrimo nuo jų. Ji tikėjo savo ir jų ateitimi, nes tikėjo mūsų dangiškojų tėvų ir jo sūnumi. Tūkstantis 1986 metais prezidentas Tomas Asmonsonas sakė: Žinoma, susidursime su baime, patirsime pajuoką ir pasipriešinimą. Turėkime drąsos nepaisyti daugumos nuomonės, drąsos ginti teisingus principus. Drąsa, o ne kompromisas sukelia Dievo pritarimo šypseną. Atminkite, kad visi žmonės bijo, bet tie, kurie pasitinka savo baimę su tikėjimu, dar turi ir drąsos. Prezidento Monsono patarimas yra nesenstantis. Taigi prašau jūs, mano brangus broliai ir seserys, diena po dienos, eidami link savo amžinosios lemties, stiprinkite savo tikėjimą. Skelbkite savo tikėjimą. Te jūsų tikėjimas matosi. Meldžiu, kad būtumėte saugiai pririšti prie Dievo, kad amžinos jo tiesos įsirėžtų jūsų širdyje amžiams. Meldžiu, kad per savo gyvenimą leistumėte jūsų tikėjimui matytis. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. As I have pondered my duty to share the gospel, I've reflected on loved ones whose tender influence helped me find. Mąstydamas apie savo pareigą dalintis Evangeliją, prisiminiau man brangius žmonės, kurių švelni įtaka man padėjo rasti Dievo skirtą kelią, kurie prisidėjo prie mano dvasinės pažangos. Svarbiausias mano gyvenimo momentais dangiškasis tėvas laimino mane siųsdamas žmogų, kuriam pakankamai rūpėjau, kad padėtų nukreipti mano sprendimus deramą kryptimi. Jis sekė šiais gelbėtojų žodžiais: Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš dariau jums. Kai buvau dar mažas vaikas, mano tėvas nebuvo bažnyčios narys ir mano motina tapo neaktyvi narė. Gyvename Vašingtono mieste, o mano mamos tėvai gyveno už 4000 km Vašingtono valstijoje. Praėjus keletui mėnesių po mano 8 gimtadienio, močiutė Vital keliavo per visą šalį, kad aplankytų mus. Močiutė nerimavo, kad nei aš, nei mano vyresnysis brolis nebuvome pakrikštyti. Nežinau, ką jų tuo klausimu pasakė mūsų tėvams, tačiau žinau, kad vieną rytą ji nusivedė mane kartu su broliu į parką ir pasidalino savo mintimis apie tai, kaip svarbu pasikrikštyti ir reguliariai lankyti bažnyčios susirinkimus. Nepamenu visko, ką ji pasakė, tačiau jos žodžiai palietė mano širdį ir netrukus kartu su broliu pasikrikštijome. Močiutės parama nesiliovė. Pamenu, kad kaskart man ar broliui besirašant kalbėti bažnyčios susirinkime skambindavome jai ir prašydavome patarimo. Po keletos dienų paštu atkeliaudavo ranka rašyta kalba. Po kurio laiko pilnai paruoštos kalbas pakeitė planelis
kuris reikalavo daugiau mūsų pačių pastangų. Grandmother used just the right amount of courage and Močiutė pasitelkė lygiai tiek drąsos recognized ir pagarbos, kiek reikėjo padėti mūsų tėvui suprasti, the church kad svarbu pačiam mus nuvežti į bažnyčios susirinkimus. every appropriate way. She helped us. Visais deramais būdais ji padėjo mums pajausti Evangelijos reikmę mūsų gyvenime. Most importantly, we knew grandmother loved us. Svarbiausia tai, kad mes žinojome, jog močiutė mylėjo mus ir mylėjo Evangeliją. Was a marvelous example. Ji buvo puikus pavyzdys. How grateful I am for the testimony. Esu taip dėkingas už jos pasidalintų liūdimų, kai buvau visai dar mažas vaikas. Jos įtaka įnešė amžinosios palaiminimus į mano gyvenimą. Later, as I was about to graduate from the university, Vėliau, artėjant mokslo universitete pabaigai, beautiful young pamilau woman named Janine nuostabią merginą vardu Janine Watkins. I thought she was beginning to have some deep feelings for Manau, kad ji taip pat pradėjo jausti man švelnius jausmus. One night, when we were talking about the future, Vieną vakarą kalbėjomės apie ateitį carefully wove into the discussion ir jį pokalbio metu atsargiai į pokalbį įpynė frazę apie tai, forever. kas amžiams pakeitė mano gyvenimą. She said, Ji tarė, when I marry, it will be to a faithful kai aš tuoksiuos, tai darysiu šventykloje su ištikimu grįžusiu misionieriumi. I hadn't thought much about a mission before then. Iki tol aš retai susimastydavau apie misiją. That night, my motivation to consider Ta vakarą mission service mano changed. motyvacija svarstyti galimybę tarnauti misijoje stipriai pasikeitė. I went home, and I could think of Grįžęs nothing namo else. negalėjau galvoti apie I nieką was kitą. awake all night long. Visą naktį nemiegojau. I was completely distracted from my Kitą studies the dieną next day. studijose buvau visiškai išsiblaškęs. After many prayers, I made the decision to meet with my bishop. Po daugybės maldų nusprendžiau susitikti su savo vyskupu ir pradėti pildyti misionieriaus paraišką. Janine never asked me to serve a mission. Žanin niekada neprašė tarnauti misijoje dėl jos. She loved me enough to share her Ji mylėjo mane convictions, pakankamai, thanking me the opportunity kad pasidalintų savo įsitikinimais to my own ir taip pateikė man progą pasirinkti savo Both gyvenimo served kryptį. missions that later were sealed in the Mes abu tarnavome misijoje ir vėliau buvome užantspauduoti šventykloje. Janine's courage and commitment to her faith Žanin drąsa ir pasišventimas savo tikėjimui buvo pagrindinis faktorius pakeitęs mūsų bendrą gyvenimą. certain Esu tikras, not have found the happiness we kad mes nebūtume radę tos laimės, strong faith kurią mėgaujamės, be jos stipraus tikėjimo principo, kad pirmą turime tarnauti viešpačiui. She is a wonderful righteous. Jie yra nuostabus teisumo pavyzdys. Both grandmother Whittle and Janine loved Tiek me močiutė enough to Whittle, share their tiek ir conviction Janine that the ordinance abi of mylėjo the mane gospel pakankamai, is jog that pasidalintų Father savo in įstikinimu, kad Evangelijos apėgos ir tarnavimas dangiškajam tėvui palaimins mano gyvenimą. heaven coerced me or made me Nei viena iš jų nevertė manęs ir dėl jų nesijaučiau blogai būdamas toks, koks esu. love me Jos paprasčiausiai mylėjo mane and love Father. ir mylėjo dangiškai tėvą. Both knew he could do more with Jos my abi life than žinojo, I could on my own. kad jis galėjo man sukurti geresnį gyvenimą nei aš pats. Abi narsiai pasitelkusios meilę padėjo man atrasti kelią į didžiausią laimę. Kaip kiekvienas iš mūsų galime tapti tokią stiprią įtaką. Turime užtikrintai nuoširdžiai mylėti tuos, kuriems norime padėti teisumu, kad jie galėtų pradėti vystyti pasitikėjimą Dievo meilę. Daugybei pasaulio žmonių pirmasis iššūkis priimant Evangeliją yra ugdyti tikėjimą tobulai jos mylinčių dangiškojų tėvų. Kur kas lengviau išsiugdyti tą tikėjimą, kai turi draugų ar šeimos narių, rodančių jiems panašią meilę. Padedant jiems pasikliauti jūsų meilę, padės jiems įtikėti Dievo meilę. Tuomet per jūsų gilius ir kupinus meilės pokalbius jų gyvenimai bus palaiminti, jų pasidalintomis išmoktomis mokomis, jūsų patirtimi ir principais, kuriais sekėte ieškodami išeities iš savo sunkumo. Parodykite, kad nuoširdžiai domitės jų gerbuviu, o paskui pasidalinkite liudijimu apie Jėzaus Kristaus Evangeliją. Galite paremti būdais paremtais Evangelijos principais ir doktrina.
Raginkite savo mylimuosius išsiaiškinti, them do. ko iš jų tikisi Viešpats. One way to do this is to ask them Vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra užduoti tokius klausimus, and then allow them kurie sufficient priverstų juos susimastyti for the days, hours, ir tada duoti pakankamai laiko, galbūt valandas, dienas, mėnesius ar daugiau, apmastyti ir patiems surasti atsakymus. you may need to help them know how to pray. Galbūt jums teks juos išmokyti How to melstis recognize ir kaip atpažinti atsakymus jų maldas. prayer. Help them to know the scriptures are a vital source Padėkite jiems of surasti, receiving and recognizing suprasti, kad raštai yra labai svarbus šaltinis, norint gauti ir atpažinti tuos atsakymus. you will help Taip them. jūs padėsite jiems pasiruošti ateityje galimybėms ir iššūkiams. God's purpose is to bring to pass the immortality. Dievo tikslas yra įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą. That is fundamental to all we do. Tai pagrindas visko, ką darome. Sometimes we get so wrapped Kartais up in esame things taip that blaškomi find dalykų, fascinating, kurie mus žavi, become so arba consumed taip by pasineriame į mundane pasaulietiškus reikalus, that we lose kad pamirštame Dievo tikslą. as you consistently focus your life on the most basic principles. Nuolantos orientuodami savo gyvenimą gain an į pačius understanding pagrindinius Evangelijos principus, of what to do, suprasti, ką turėtumėte daryti. more fruit for the Lord. Padarysite daugiau siekdami Dievo tikslų ir būsite laimingesni. When you focus your life on the basic principles of the plan of salvation, Suteldami savo gyvenimą ties pagrindiniais išgelbėjimo plano principais, what you know, labiau susitelksite į dalinimąsi tuo, ką žinote, importance of nes suprantate amžinąją Evangelijos apeigo you will svarbą. share what you know in a way that encourages To, ką your žinote, friends, dalinsitės tokiu būdu, you strengthen kuris jūsų draugus paragins stiprėti dvasiškai. you will help your loved ones Jų padėsite tiems, kuriuos mylite, panorėti, įsipareigoti, take upon laikytis visų, themselves the name of Jesus. laikytis jo visų įsakymų ir priimti Jėzaus Kristaus vardą. Remember that the conversion of individuals Atminkite, is only part of the work. kad pavienių asmenų atsivertimas tai yra vien darbo dalis. Visada stenkitės Teach with a sustiprinti vision of the šeimas. importance of families being Mokykite seated turėdami in mintise šeimų užantspaudavimo šventykloje viziją. It may take years. Kai kurioms šeimoms tai gali prireikti metų, My parents, visai kaip mano tėvams. after many years after I was baptized, Praėjus daug metų po mano krikšto pasikrikštijo mano tėvas. later my family was sealed. Ir vėliau mano šeima buvo užantspaudota šventykloje. My father served as a sealer in the temple, and my Mano mother tėvas served tarnavo užantspauduotojų šventykloje, o mama tarnavo kartu su juo. as a vision of the sealing order. Turėdami užantspaudavimo šventykloje apeigų viziją, The kingdom of God. padėsite statyti žemėje Dievo karalystę. Atminkite, Loving him is a powerful meilė yra galingas pagrindas, influencing those. paveikiant tuos, kuriems norime padėti. The influence of my grandmother Whittle and my wife Janine would have been Mano mačiutės Vital ir žmonos Žanin įtaka not first būtų nežymi, they'd jei nebūčiau žinojęs, kad jos mylėjo mane me to have ir troško didžiausių palaiminimų mano gyvenime. as a companion to that love. Trust them. Ne tik minėkite juos, bet ir pasitikėkite It may jais. seem difficult to trust. Kartais nėra lengva pasitikėti, Some way to trust them. bet atraskite būdą tai daryti. Children of Father in heaven can do amazing. Dangiškojo tėvo vaikai gali daryti nuostabius darbus, Every jeigu jie child jaučia, of kad jais God in pasitikima. mortality chose the Savior. Kiekvienas Dievo vaikas šiame mirtingame gyvenime pasirinko sekti gelbėtojo planą. Do so again. Pasitikėkite, esant galimybei, jie vėl padarys tą patį. Share principles that help those Dalinkitės you love principais, press kurie padės jūsų mylimiems žmonėms verstis pirmin, link amžinojo gyvenimo. Remember, Atminkite, we all grow. kad mes visi augame eilutę po eilutės. You have followed that same pattern in your understanding of the gospel. Jūsų supratimas apie Evangeliją augo tokiu pat Sharing būdu. of the gospel, Dalinkitės Evangeliją paprastai. your personal testimony of the atonement of Jesus Jūsų Christ asmeninis is a liudijimas powerful apie Jėzaus Kristaus apmokėjimą yra galingas accompanying įrankis. resources of prayer, Papildomos mokymo priemonės yra malda, other scriptures, Mormono knyga ir kiti raštai, your commitment to bei priesthood jūsų orders. pasišventimas kunigystės apeigoms. All of these will facilitate Visa tai the padės direction of jums- prayer, which is so Padės jums išgirsti dvasę, kuri labai svarbu,
kuria labai svarbu jums pasikliauti. Do as Christ has done. Kad būtumėte geras pavyzdys ir elgtumėtės kaip Kristus, susitelkite į šį pagrindinį Evangelijos principą. The atonement of Jesus Christ makes possible Jėzaus Kristaus apmokėjimas like our Father leidžia mums tapti panašiais į dangiškąjį tėvą, to live together tam, kad galėtume amžinai gyventi šeimoje. in our family units. There is no doctrine more fundamental to our work Mūsų darbe nėra svarbesnės doktrinos than Jesus Christ nei Jėzaus Kristaus apmokėjimas. at every appropriate opportunity. Kiekvieną tinkamą progą Testify of this liudykite apie gelbėtoją power of his atoning sacrifice. ir jo apmokančios aukos galę. Teaches him Naudokite rašto eilutes, why he is the perfect kurios moko apie jį everywhere. ir apie tai, kodėl gyvenime jis yra tobulas pavyzdys kiekvienam. Do not become so absorbed Turėsite stropiau studijuoti, neužsimkite nereikšmingais darbais, doctrine and kad teaching neprarastumėte galimybės mokyti doktrinos viešpatės mokymo. to solid, personal, doctrinal Turėdami tvirtą, asmeninį, doktrininį pagrindą, source for sharing būsite galingų gyvybiškai svarbios tiesos, kuri destiny. labai reikalinga kitiems šaltiniu. We best serve our Father in heaven by Geriausiai tarnauja mūsų dangiškajam tėvui tada, kai paveikime kitus teisumu ir tarnavimu. the greatest example who ever walked Geriausias kada nors vaikščiojo žemėje pavyzdys yra mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus. his mortal ministry was Jo žemiškoji tarnystė buvo kupina mokymo, serving, tarnavimo loving others. ir meilės kitiems. He sat down with individuals who were judged Jis sėdėjo su žmonėmis, kurie buvo laikomi nevertais jo draugijos. each of them. Jis mylėjo kiekvieną iš jų. He discerned their needs and taught them Jis his žinojo, ko gospel. jiems He reikia invited us ir to mokė follow jo his savo example. Evangelijos. Jis kviečia mus sekti jo tobulų I know pavyzdžių. that his gospel is the path. Aš žinau, kad jo Evangelija yra kelias į ramybę ir laimę šiame gyvenime. May we remember to do as he has done by Atminkime sharing sekti jo pavyzdžių, dalindamėsi savo meilę, our voice of truth. pasitikėjimu ir tiesos žiniomis su kitais, kad kas dar negavo nuostabios Evangelijos šviesos. In the name of Jesus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Thank you, brethren. Ačiū Jums, broliai. The choir and congregation Dabar will now choras ir stand susirinkusieji and join in singing. atsistosime ir draugė We sugėdosime thank thee, giesmę O God, for a už prophet. pranašą Dievę tau dėkingi. After the hymn, Po giesmės Elder Robert D. į mus Hales kreipsis for vyresnysis Robertas D. Heilsas iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnieji Klaudijo D. Zivikas and ir V. Kreigas Wick Cvikas of the 70. iš 70. This is the 184th Annual General Conference. Tai 184 metinė visuotinė pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencija. We thank thee for
brothers and sisters, Broliai ir seserys, of all the iš lessons visų we pamokų apie gelbėtojo gyvenimą, learn for the Savior, none is more pati clear aiškiausia ir galingiausia yra than the lesson pamoka of apie paklusnumą. in the premortal council. Iki žemiškoje dangaus taryboje Liuciferis sukilo prieš dangiškojo tėvo planą. Those who follow Pasekusieji Liuciferių baigė savo amžinai tobulėjimą. their eternal progression. Be careful. Tad žiūrėkite, kuo sekate. Then Jesus expressed his Savo ryžtą paklusti Jėzus tąkart išreiškė tokiais žodžiais: Tėve, thy will te bus tavo valia and the ir glory šlovė te of bus tavo vis per amžius. throughout his ministry, Visą savo tarnavimo laikotarpį jis kentėjo gundimus, but gave bet nekreipė į juos dėmesio. indeed Tikrai, he learned jis savo obedience kentėjimuose išmoko klusnumo. because our Savior Dėl paklusnumo gelbėtojas apmokėjo mūsų nuodėmes, making possible įgalino mūsų prisikėlimą and preparing the ir way paruošė mums kelią grįžti to return pas savo dangiškąjį tėvą, who knew we would žinanti, make kad mistakes darysime klaidų, mokydamiesi būti paklusnus žemiškame gyvenime. when we obey Paklusdami priimame jo auką, his sacrifice, nes mes tikime, for we kad per believe Kristaus apmokėjimą visa žmonija gali būti išgelbėta per paklusnumą Evangelijos įstatymams ir apeigoms. to the laws, ordinance, and commandments given in the gospel. Jesus taught us to obey in simple Paklusnumo Jėzus mus mokė paprasta kalba, kurią lengva suprasti. if you love Jei mane mylite, keep my jūs laikysitės mano įsakymų. command. Come, follow me. Ir taip pat eikite ir sekite mane. We take upon us Pasikrikštydami mes priimame Kristaus vardą ir sudarome sandorą su Dievu, into the kad covenant būsime with God paklusnus iki savo gyvenimo pabaigos. unto the end of our lives. Each Sunday we renew Kiekvieną sekmadienį tą krikšto sandarą atnaujiname priimdami sakramentą and witness. ir paliudydami, kad esame pasiryžę laikytis įsakymų. We seek forgiveness Siekiame atleidimo už tokias mintis, jausmus ar veiksmus, kurie nesiderina su mūsų dangiškojo tėvo valia. as we repent, Tada atgailaujame, nusigręždami nuo nepaklusnumo ir vėl pradėdami paklusti. again. We show our love for him. As we live the gospel Gyvendami pagal Evangeliją, and our understanding of obedience, vis geriau suprantame paklusnumą. Kartais mums kyla pagunda praktikuoti mano taip vadiname prigimtinio žmogaus paklusnumą, kuomet savo išmintimi ir troškimais atmetame Dievo įstatymą. our wisdom, or our desires, or even popularity. Because this is widely practiced, Kai tai praktikuoja tiek daug žmonių, tai toks paklusnumo iškreipimas nuvertina Dievo standartus mūsų kultūroje ir įstatymuose. culture, and in our laws. At times, members may participate Kartais nariai gali praktikuoti pasirinktinį paklusnumą, claiming kuomet to sako myli ir gerbę Dievą, honoring God, while bet pasirengdami kuriais jo įsakymais ir mokymais, and teaching pranašų mokymais ir patarimais, pilnai seks. of his prophets, we will fully follow. Some obey Vieni selectively, taip renkasi todėl, kad negali suprasti all the reasons, visos kurio nors įsakymo prasmės. just as Lygiai kaip vaikai ne visada supranta savo tėvų, jiems nustatomų taisyklių prasmės. the reasons for their parents, counsel and rules. But we always know, Tačiau visada žinome, kodėl sekame pranašais, for this is nes tai yra Jėzaus Kristaus bažnyčia. and it is Ir the būtent Savior gelbėtojas visais Evangelijos laikotarpiais vadovauja savo pranašams. as
Kai gilėja mūsų supratimas apie paklusnumą, imame suvokti pasirinkimo laisvės svarbą. Būdamas Getsemanės sode, Jėzus 3 kartus savo tėvo danguje meldė: Mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Dievas nepanaikino gelbėtojo pasirinkimo laisvės, bet gailestingai pasiuntė angelą, kad šis pastiprintų jo mylimą sūnų. Kitas išbandymas gelbėtojui nutiko Golgotoje, kur galėjo pasikviesti angelų legionus, kad šie nukeltų jį nuo kryžiaus. Tačiau jis pats pasirinko paklusniai ištverti iki galo ir užbaigti savo apmokančią auką, nors ji pareikalautų didelės kančios ir mirties. Dvasiškai brandus paklusnumas yra gelbėtojo paklusnumas. Jis motyvuojamas tikra meilė dangiškajam tėvui ir jo sūnui. Kai paklūstame noriai, kaip tai darė gelbėtojas, branginame šiuos mūsų dangiškojo tėvo žodžius. Stebėkite mano mylimąjį sūnų, kuriuo aš labai patenkintas. Mes tikimės, kad įžengę mūsų dangiškojo tėvo akivaizdon išgirsime sakant: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, eikš iš savo šeimininko džiaugsmo. Laisva valia pasirengdami paklusti, renkamės elgtis teisiai ir kas bus tebūnie. Tam reikalinga saviugda. Ir tai mums teikia pasitikėjimo, amžinos laimės ir tam tikro pasitikėjimo. O per pavyzdį pasitikėjimo mūsų aplinkiniais. Į tai visada įeina gilus asmeniškas įsipareigojimas palaikyti kunigijos vadovus ir sekti jų mokymais bei patarimais. Renkantis ar paklusti ar ne, visuomet naudinga prisiminti savo pasirinkimų pasekmes. Ar Liuciferis ir jo pasekėjai suprato savo pasirinkimo pasekmes atmesti dangiškojo tėvo planą? Jei suprato, tai kodėl pasirinko tokį baisų dalyką? Galime savęs paklausti panašaus klausimo. Kodėl nusprendžiame nepaklusti, jei žinome, kokios yra amžinosios nuodėmės pasekmės? Į šį klausimą atsako raštai. Kainas ir keli kiti Adomo ir Ievos vaikai nepaklusniai elgėsi todėl, kad jie mylėjo šėtoną labiau nei Dievą. Norėdami paklusti kaip gelbėtojas, turime mylėti patį gelbėtoją. Stengdamėsi paklusniais išlikti šiuolaikinėme pasaulyje, savo meilę ir pagarbą skelbėme visiems dangiškojo tėvo vaikams. Tačiau tokia meilė kitiems negali pakeisti Dievo įsakymų. Jie buvo duoti mūsų labui. Pavyzdžiui, įsakymas nežudys ir nedarysi nieko panašaus yra paremtas dvasiniu įstatymu, saugančiu visus Dievo vaikus, net dar negimusius. Ilga patirtis rodo, kad šio įstatymo nepaisymas priveda prie neišmatuojamo sielvarto. Tačiau dauguma vis dar mano, kad yra priimtina nutraukti negimusio vaiko gyvybę, nes taip yra geriau ar patogiau. Nepaklusnumo pateisinimas dvasinio įstatymo ir jo pasekmių nekeičia, bet veda į pasimetimą, nestabilumą, klaidžiojimą nežinomais keliais ir širdgėlą. Būdami Kristaus mokiniais, turime šventą pareigą palaikyti jo įstatymus ir įsakymus.
burdens upon which we take upon us. In December 1831, 1831 m. gruodį keli broliai buvo pašaukti padėti apraminti priešiškumą nukreiptą prieš bažnyčią. Per pranašą Joseph Smithą viešpats jiems davė tokį neįprastą ir netikėtą patarimą. Cituoju. Todėl pergalykite savo priešus, iškvieskite juos susitikti su jumis tiek viešai, tiek asmeniškai. Taigi, tegul jie išdėsto savo stiprius argumentus prieš viešpatį. Joks prieš jūs padarytas ginklas nebus sėkmingas. Ir jei koks žmogus pakel savo balsą prieš jūs, jis bus sutriuškintas man tinkamu metu. Todėl laikykitės mano įsakymų. Jie yra tikri ir patikimi. Citatos pabaiga. Raštuose pilna pavyzdžių apie tai, kaip per asmeninę patirtį paklusnumo išmoko patys pranašai. Josephas Smithas buvo pamokytas, kokios pasekmės kyla pasidavus savo geradario draugo ir raštininko Martino Harriso spaudimui. Reaguodamas į Martino maldavimus, Josephas pasiteiravo viešpatės leidimo paskolinti pirmuosius 116 Mormonų knygos rankraščio puslapių, kad Martinas galėtų juos parodyti savo šeimai. Tačiau viešpat Josephui liepė pasakyti ne. Martinas meldė Josephą pasiteirauti viešpatės dar kartą. Po trečio pasiteiravimo viešpats davė leidimą rankraštį peržiūrėti 5 konkretiems žmonėms. Pačia iškilmingiausia sandora Martinas įsipareigojo laikytis to susitarimo. Kai grįžęs namo jis pajuto dar didesnį spaudimą. Jis pamiršo savo iškilmingą priesaiką ir rankraštį leido pamatyti kitiems žmonėms. Taip, apgaulės būdu tas metraštis išsprūdo iš jo rankų. Dėl to viešpats sudraudė Josephą ir uždraudė toliau versti Mormono knygą. Josephas kentėjo ir atgailavo už savo prasižengimą, pasiduodant kitų spaudimui. Po kurio laiko Josephui buvo leista tęsti vertimo darbą. Taip Josephas pasimokė vertingos pamokos apie paklusnumą, kuri jam padėjo visą likusį jo gyvenimą. Pranašas Mozė yra kitas pavyzdys. Kai Mozė paklusniai vedė Etiopę žmoną, Mirjama ir Aronas jam priekaištavo. Tačiau viešpats juos sudraudė sakydamas, su Moze aš kalbu tiesiogiai. Viešpats šiuo pavyzdžiu pasinaudojo mokydamas bažnyčios narius šiame Evangelijos laikotarpyje. 1830 metais Hiramas Peidžas paskelbė gavęs apreiškimą bažnyčiai. Viešpas pataisė jį ir pamokė šventuosius. Tu paklusi tam, ką aš duosiu Josephui, taip kaip Aronas, nes jis juos gauna kaip Mozė. Paklusdami gauname palaiminimų. Ir kada gauname kokį nors palaiminimą iš Dievo, tai dėl paklusnumo tam įstatymui, kuriuo jis pagrįstas. Paklusnumo mokoma pavyzdžių. Vaikus mokome savo elgesiu. Mokykis išminties savo jaunystėje, taip, mokykis savo jaunystėje laikytis Dievo įsakymų. Paklusnumas palaipsniui mus daro stipresnius, padeda ištikimai ištverti didesnius išbandymus ir išmėginimus. Paklusnumas Getsemanėje paruošė gelbėtoją paklusti ir ištverti iki galo Golgotoje. Mano mylimi broliai ir seserys, Almos žodžiai pasako tai, ką jaučiu savo širdyje. Ir dabar, mano mylimi broliai, aš pasakiau jums tai, kad pažadinčiau jūsų pareigos Dievui jausmą.
kad vaikščiotumėte nepriekaištingi priešais jį. Ir dabar norėčiau, kad būtumėte nuolankus, paklusnus ir švelnus, visuomet stropiai besilaikantis Dievo įsakymų. Reiškiu savo ypatingą liudijimą, kad mūsų gelbėtojas gyvena. Dėl to, kad jis pakluso, kiekvienas kelias klaupsis ir kiekvienas liežuvis išpažins, kad jis yra mūsų gelbėtojas. Mylėkime jį taip giliai ir tikėkime jo taip pilnai, kad ir mes galėtume paklusti, laikytis jo įsakymų ir sugrįžti gyventi su juo amžinai mūsų Dievo karalystėje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Berniukas praktikavosi groti pianinu. Pamatęs jį pro langą, pardavėjas paklausė, ar tavo mama namie? Vaikas jam atsakė, o jums kaip atrodo? Tai mano žmonos skatinami visi 5 mūsų brangus vaikai groja pianinu. Mokytojai atvykus į mūsų namus, mūsų sūnus Adrianas pabėgdavo ir pasislėpdavo, mėgindamas išvengti pamokos. Bet vieną dieną atsitiko kažkas nuostabaus. Jis taip pamilo muziką, kad ėmė praktikuotis pats. Būtų nuostabu, jei tokį lygį galėtumėm pasiekti savajame atsivertime. Būtų nuostabu giliai savo širdise jausti troškimą be pastovaus priminimo laikytis įsakymų ir tvirtą įsitikinimą, kad eidami teisingų kelių gausime raštuose pažadėtus palaiminimus. Prieš keletą metų su žmona, dukra Evelina ir šeimos draugu nuvykome į Arkų nacionalinį parką. Viena iš labiausiai žinomo yra Delikačioji arka. Norėdami pasiekti tą arką, nutarėme pėsčiomis įveikti apie 2 kilometrus įkalnės. Kelią pradėjome labai entuziastingai, bet nuėjus nedidelę to kelio atkarpą, jiems prireikė poilsio. Kadangi troškau ten patekti, nusprendžiau kelionę tęsti vienas. Nekreipdamas dėmesio į kelią, kuriuo turėjau eiti, nusekiau priešais mane ėjusi vyrą, kuris atrodė einas tvirtai įsitikinęs. Kelias tapo vis sunkesnis ir sudėtingesnis ir man teko šokinėti nuo uolos ant uolos. Kadangi tai buvo sunku, buvau tikras, kad mano grupės moterys jo niekaip neįveiktų. Staiga pamačiau Delikačiją arką. Bet dideliai mano nuostabai, ji buvo man nepasiekiamoje vietoje. Labai susierzinęs nusprendžiau grįžti atgal. Nekantrai laukiau, kol vėl susitiksime. Iš karto paklausiau, ar pasiekėte Delikačiją arką? Jie linksmai pasakojo, kad padarė tai. Jie paaiškino, kad laikėsi kelią rodžiusių ženklų ir eidami atsargiai ir dėdami pastangas pasiekė savo tikslą. Deja, aš pasirinkau neteisingą kelią. Kokią puikią pamoką išmokau tą dieną. Kaip dažnai nuklystame nuo teisingo kelio, leisdamiesi nuvedami populiarių pasaulio tėkmių. Turime nuolat savęs klausti, ar esame Jėzaus Kristaus žodžių vykdytojai. Evangelijoje pagal Joną randame nuostabų mokymą. Pasilikite manyje, tai aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdami vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti. Naudodamiesi šiuo palyginimu, galime išvelgti mūsų labai artimus, transcendentinius ryšius su Jėzumi Kristumi, kokiais svarbiais jis mus laiko. Jis yra šaknis ir kamienas, teikiantis mums gyvą į vandenį, syvus, kuriais esame maitinami, kad galėtume atnešti daug vaisių. Jėzus Kristus mokė mus, kad būdami šakelės arba nuo jo priklausančios esybės, niekada nenuvertintume jo mokymų. Kai kurios klaidos gali turėti rimtų pasekmių, ir jeigu jų laiku neištaisysime, jos gali visam laiku nuvesti mus nuo teisingo kelio. Jei atgailausime ir priimsime pataisymus, tai leis mums tapti nuolankiems, pakeisti elgesį ir dar kartą priartėti prie dangiškojo tėvo. Noriu parodyti šio principo pavyzdį, palygindamas su viena dramatiškiausių pranašo Josepho Smito gyvenimo akimirkų, kurią minėjo vyresnysis Halesas. Šio įvykio dėka gelbėtojas mums davė neįkainuojamą pamoką apie principus, kuriuos turėtume atminti visą gyvenimą. Tai atsitiko Martinui Harrisui praradus 116 išverstų pirmosios Mormono knygos dalies lapų. Atgailavęs dėl to, kad nepaklausė Dievo patarimo, pranašas gavo prieškimą, kurį randame 3 Doktrinos ir sandorių skyriuje. Remdamasis tuo, kas parašyta nuo 1 iki 7 eilutės, norėčiau atkreipti dėmesį į 3 principus, kuriuos visada turėtumėm atminti. Dievo darbai ir tikslai niekada negali būti sužlugdyti. Žmogaus neturime bijoti labiau nei Dievo. Turime nuolat atgailauti. 13 eilutėje Viešpats moko apie 4 veiksmus, kurių turėtume niekada nedaryti. 1. Viešpaties patarimus laikyti niekuo. 2. Laužyti švenčiausius pažadus duotus Dievo akivaizdoje. 3. Pasikliauti savo paties nuomonę. 4. Girti savo paties išmintimi. Meldžiuosi, kad iš akių nepaleistume kelio, kad visada turėtumėm ryšį su dangumi, įdant pasaulio bangos nenušluotų mūsų. Jei bet kuriame kelionės taške, bet kuris iš mūsų priimtumėme sprendimą palikti Viešpaties kelią, su dideliu gailesčiu pajustume Viešpaties patarimų laikymo niekuo, švenčiausių pažadų duotų Dievo akivaizdoje laužimo, pasikliovimo savo paties nuomonę ar gyrimosi savo paties išmintimi kartėlį. Jei patekome į tokią situaciją, raginu jūs atgailauti ir grįžti į teisingą kelią. Kartą anūkas paskambino savo seneliui pasveikinti gimimo dienos progą. Jis paklausė jo, kiek šiam metų? Šis atsakė, kad sulaukė 70. Anūkas kiek pagalvojo ir po to paklausė, seneli, ar tu viską pradėjai nuo 1? Būdami vaikai ar jaunuoliai, žmonės galvoja, kad niekada nepasens. Jie rimtai negalvoja apie mirtį. Tai skirta labai seniems žmonėms. O regis, tai bus po visos amžinybės. Bėgant laikui, mėnesiams ir metams, ima atsirasti raukšlės, silpsta jėgos, vis dažniau tenka lankytis pas gydytoją ir taip toliau. Ateis diena, kai vėl susitiksime su savo išpirkėju ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Meldžiu, kad tą šventą ir didingą akimirką atpažintume jį. Todėl, kad pažįstame jį ir sekame jo mokymais. Jis parodys mums žaizdų žymę savo rankose ir kojose. Drauge apsikabinsime ilgam, verkdami iš džiaugsmo, kad sekėme jo keliu.
Liudiju keturiems šio pasaulio kraštams, kad Jėzus Kristus gyvas. Jis ragina mus: įsiklausykite, o jūs, žemės tautos, ir išgirskite žodžius to Dievo, kuris jūs sukūrė. Tebūna mums duota galimybė suprasti, atkreipti dėmesį, suvokti ir teisingai išaiškinti žinią to Dievo, kuris mūsų sukūrė. Kad nenuklystume nuo jo kelio, to meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kartu su jumis aš prisijungiu prie šilto pasveikinimo naujų vadovų. Ir taip pat labai nuoširdžiai išreiškiu savo padėką vyresniam Kalesteriui. Kartą prieš 41 metus sėdau prie 18-račio sunkvežimio vairo. Kartu sėdo ir mano gražioji žmona Dženė su mūsų kūdikėliu Skotu. Per kelias valstijas reikėjo nuvežti sunkų statybinių medžiagų krovinį. Tomis dienomis nebuvo reikalavimų segėti saugos diržą ir turėti specialią sėdynę kūdikiui. Žmona mūsų brangų sūnų laikė savo glėbyje. Tikrai aukštai virš kelio sėdime. Šį jos komentarą turėjau suprasti kaip nervinimąsi. Leisdamėsi istorinį Donerio tarpeklių, stačių greitkelio ruožų sunkvežimio vairuotojo kabina staiga ir netikėtai ėmė pildytis tirštais dūmais. Buvo sunku matyti ir kvėpuoti. Norint sumažinti pakrauto sunkvežimio greitį, vien stabdžių nepakanka. Pagautas panikos bandžiau sustoti naudodamasis variklio stabdžiais ir permesdamas bėgius į žemesnės pavaras. Man sukant link kelkraščio, bet dar pilnai nesustojus, žmona atidarė kabinos duras ir iššoko su kūdikiu rankose. Bejėgiškai žiūrėjau, kaip jie nusirito žeme. Vos sustabdęs sunkvežimį, sprukau iš rūkstančios kabinos. Adrenalino genamas nuskuodžiau pro akmenis ir piktžolės ir apkabinau juos. Dženė susitrenkė dilbius ir alkūnes, iš kurių kraujavo, bet laimiai ji ir mūsų sūnus liko gyvi. Laikiau jos glėbį tol, kol kelkraštyje nusėdo dulkės. Kai mano širdis liovėsi daužytis ir atgavau kvapą, aš išpyškinau, ką po galai savo maniai. Ar suvokė, kaip pavojinga tai buvo? Galėjai žūti. Suodinu nuodumų veidų ir verkdama jį pažvelgė į mane ir pasakė tai, kas perverė man širdį ir vis dar skamba mano ausyse. Tebandžiau išgelbėti mūsų sūnų. Supratau, jog ji pamanė, kad užsidegė variklis, todėl ji pabijojo, kad galime žūti sprogus sunkvežimio varikliui. Bet aš žinojau, kad tai buvo elektros gedimas, pavojingas, bet nemirtinas. Pažvelgiau savo brangią žmoną, švelniai glostydamas mūsų sūnelio galvelę ir susimąsčiau apie tai, kokia moteris galėtų padaryti ką nors tokio drąsaus, bet ir visiškai iracionalaus. Ši situacija galėjo tapti lygiai tokia pat emociškai pavojinga, kaip ir tas variklio gedimas. Laimiai, kurį laiką nepratarė nei žodžio, nes manėme, kad kalta antroji pusė, galiausiai išliejome emocijas, kurios buvo mūsų emocingų proveržio priežastis. Abipusiai meilės ir baiminimusi dėl vienas kito saugumo jausmai neleido, kad tas pavojingas incidentas pražudytų mūsų taip branginamą santuoką. Paulius įspėjo, joks bjaurus žodis tai neišeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien kas gera, kas ugdo ir duoda malonę klausytojams. Jo žodžiuose aidi tam tikras tyrumas. Ką jums reiškia frazė bjaurus žodis? Visi kartais susidurėme su įsismarkavusiais pykčio jausmais, kylančiais tiek iš mūsų, tiek ir iš kitų. Matėme, kaip viešose vietose įsiplėskė nekontroliuojamas pyktis.
Lyg kokį trumpą emocinį elektros jungimą tai patyrėme sporto renginiuose, politinėje arenoje ir net savo pačių namuose. Su savo mylimais tėvais vaikai kartais kalba ypač aštriu liežuviu. Sutuoktiniai, kartu išgyvenę pačius turtingiausius ir jautriausius savo gyvenimo metus, praranda viziją ir kantrybę dėl vienas kito ir ima kelti balsą. Visi mes, nors ir esame mylinčio dangiškojo tėvo sandoros vaikai, kada nors gailėjomės, jog teisindami save pernelyg greitai nuteisėme kitą, jog esame pasakę žeidžiančių žodžių, o tik paskui supratę situaciją, visai iš kitos perspektyvos. Visi turime progos sužinoti, kaip niokantys žodžiai pavojingą situaciją gali paversti mirtina. Neseniai pirmosios prezidentūros parašytame laiškai aiškiai sakoma, Jėzus Kristus Evangelija moko, kad visi žmonės, su visais žmonėmis turime elgtis gerai ir civilizuotai, net jei ir nepritarėme jiems. Koks meistriškas priminimas apie tai, kad galime ir turime pastoviai dalyvauti civilizuotame dialoge, ypač tuomet, kai pasaulį žvelgime iš skirtingų perspektyvų. Patarlėse Saliamonas patarė, švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį. Švelnus atsakymas tai argumentuotas atsakymas, iš nuolankios širdies plaukiantis drausmingi žodžiai. Tai nereiškia, kad negalime kalbėti tiesiai šviesiai ar kad kompromituojame doktrininę tiesą. Tvirtai informuojantys žodžiai dar gali būti švelnus savo dvasia. Mormono knygoje yra nuostabus pavyzdys apie pozityvią kalbą santuokinio nesutarimo metu. Sarijos ir Lehio sūnūs buvo išsiųsti atgal į Jeruzalę parsinešti skaistvario plokšteles ir kurį laiką negrįžo. Sarija pamanė, kad jo sūnums nutiko kažkas negero, ją apėmė piktis ir jai reikėjo ką nors dėl to apkaltinti. Pasiklausykite šio pasakojimo iš šios sūnaus Nefio perspektyvos, nes mano mama manė, kad žuvome Tyrose ir ji taip pat priekaištavo mano tėvui, vadindama jį regėjimo vyru, sakydama, štai tu išvedei mus iš mūsų paveldo žemės ir mano sūnų jau nebėra ir mes žūstame Tyrose. O dabar pagalvokime, ką galėjo pamanyti Sarija. Jie apėmė nerimas dėl to, kad jos mėgstantis pasiginčyti sūnus grįžo ten pat, kur jau kartą buvo iškilusi grėsmė jos vyro gyvybei. Savo jaukius namus ir draugus jį iškeitė į palapinę Tyrų glūdumoj, vis dar būdama pakankamai jauna gimdyti. Rodos, kad tų baimių pakurstyta Sarija herojiškai, o gal ir gerai apgalvojusi šoko iš aukšto lekiančio sunkvežimio, bandydama apsaugoti savo šeimą. Pikta, abejonių ir kaltinimų kupina kalba savo vyrui jį išsakė pagrįstų dalykų. Net stebina, kaip gerai tokia kalba yra pramokusi visa žmonija. Pranašas Lehis išklausė savo žmonos baimę paremtų piktų žodžių. Paskui jis kupinas atjautos ir savitvardos atsakė. Pirmiausia, jis suprato, kaip viskas atrodo žvelgiant jos akimis. Ir mano tėvas kalbėjo jai sakydamas, aš žinau, kad esu regėjimų vyras, bet jei būčiau pasilikęs Jeruzalės žemėje, tai būtume žuvę su savo broliais. Po to jos vyras aptarė jos baimės dėl jų sūnų gerovės, nes šventoji dvasia jam be abejonės liudijo. Bet štai aš gavau pažado žemę, dėl ko ir džiūgauju. Taip, ir žinau, kad viešpats išvaduos mano sūnus iš Labano rankų. Ir tokia kalba mano tėvas guodė mano motiną dėl mūsų. Šiais laikais labai reikia, kad vyrai ir moteris gerbtų vieni kitus ir kad ir kaip smarkiai skirtųsi jų įsitikinimai ir elgesys, kad ir kokie prieštaringi būtų jų motyvai. Neįmanoma suprasti visko, kas pasiekia mūsų mintis ir širdis. Taip pat neįmanoma pilnai suvokti kiekvieno iš mūsų patiriamų išbandymų ir pasirinkimų konteksto. Kas nutiktų tam Pauliaus minėtam bjauriam žodžiu, jei su gerumu ir užuojauta pažvelgtume į kito žmogaus patyrimus? Pilnai pripažindama savo paties netobulumą ir aštrius kampus, meldžiu jūsų imtis praktikuotis, jautriai užduoti tokį klausimą. Ką tu galvoji?
Kai į mūsų sunkvežimio kabiną ėmė virsti dūmai, mano žmona sukaupusi visą įmanomą drąsą veikė tam, kad apsaugotų mūsų sūnų. Aš irgi buvau vedinas apsaugos instinkto, kai suabejoju tokiu jos poelgiu. Tai gali šokiruoti, bet nebuvo svarbu, kuri pusė buvo labiau teisi. Svarbu buvo įsiklausyti į vienas kitą ir suvokti į vienas kito perspektyvą. Noras žvelgti į vienas kito akimis vietoj bjauraus žodžio duos malonę. Tai suprato pats apaštalas Paulius, o tam tikrų mastų tai galime patirti ir mes patys. Galbūt tai nepakeis ar neišspręs pačios problemos, tačiau svarbiau yra tai, kad tai mums gali duoti malonę, per kurią galime pasikeisti. Nuolankiai liudiju, kad malonę duoti galime tik per atjaučiančią kalbą. Atsirandančią tuomet, kai mūsų praktikuojama šventosios dvasios dovana persmelkia mūsų širdį įsijautimu į kito žmogaus jausmus ir patyrimus. Pavojingas situacijas ji padeda mums paversti šventomis vietomis. Liudiju jums apie mylintį gelbėtoją, kuris žiūri į mūsų širdį ir rūpinasi dėl to, apie ką galvojame. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. We are deeply grateful. Nuoširdžiai dėkojame visiems kalbėjusiems mums šią popietę. And for the music Dėkojame Oremo Jutos instituto chorui už muziką. Primename broliams, kad visuotinis kunigystės susirinkimas prasidės konferencijų centre šį vakarą 18 val. Vietos laiku. Tabernakulio choro transliacija rytoj vyks nuo 9:30 minučių iki 10 valandos vietos laiku. Iš karto po jos prasidės sekmadienio rytinė konferencijos sesija. Dabar mums bus malonu išklausyti vyresnį Kventiną L. Kuką iš 12 apaštalų kvorumo, kuris bus mūsų paskutinis kalbėtojas. Po jo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme Viršūnėj vėliava. Tada baigiamoji malda sukalbės sesuo Linda Burton, visuotinė paramos bendrijos prezidentė. Hastening family history and temple work in our day. Šiomis dienomis spartinti šeimos istorijos ir šventyklos darbą labai svarbu šeimų išgelbėjimui ir išaukštinimui. Kontroversiškasis rašytojas Viljamas Rojanas, prieš mirdamas nuo vėžio 1981 metais, žurnalistams sakė: "Visi turi mirti, tačiau aš visada maniau, kad man bus padaryta išimtis. Kas bus dabar?" Klausimas, kas bus dabar, žiūrint mirčiai į akis, ir kas bus dabar, mąstant apie gyvenimą po mirties. Taip pat svarbiausias sielos klausimas, kurį nuostabiai atsako Jėzaus Kristaus Evangelija Tėvo laimės plane. Šiame gyvenime mes juokiamės, verkiame, dirbame, žaidžiame, gyvename ir tada mirštame. Jobas uždavė tiesų klausimą: kai žmogus numiršta, ar jis vėl bus gyvas? Dėl gelbėtojo apmokančiosios aukos atsakymas yra tvirtas taip. Dalis prieštaringos Jobo klausimo įžangos yra įdomi. Žmogus gimęs iš moters gyvena trumpai. Pražysta kaip gėlė ir nuvysta. Juk medis turi vilties. Nukirstas jis vėl ataugs ir žalų jam netrūks. Ir išleis šakas kaip sodinukas. Mūsų Tėvo planas skirtas šeimoms. Keliose labiausiai jaudinančiose rašto eilutėse palyginami naudojamos medžio šakos ir šaknis. Paskutiniuose Senojo testamento skyriuose
Malachijas apibūdindamas antrąjį gelbėjo ateimą vaizdžiai naudoja štai tokį palyginimą. Kalbėdamas apie išdidžius ir nelabus žmonės, jis pažymėjo, kad jie bus sudeginti kaip ražiena ir kad neliks jiems nei šaknies, nei šakos. Malachijas užbaigė šį skyrių godžiančių viešpatės pažadu. Žiūrėk, pirma negu ateis ši baisi ir didinga diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neištikčiau viso krašto pražūtimi. Prasidėjus sugrąžinimui, Moronis dar kartą pabrėžė šią žinią 1823 metais savo pradiniuose nurodymuose jaunajam Josephui Smithui. Krikščionys ir žydai visame pasaulyje pripažįsta Elijos pasakojimą užrašytą Senajame testamente. Iki Jėzaus Kristaus laikų jis buvo paskutinis pranašas, turėjęs Melchizedeko kunigystės ir užantspaudavimo galią. Elijos sugrįžimas įvyko 1836 m. balandžio 3 d. Kirtlando šventykloje. Jis pareiškė, kad vykdo Malachijo pažadą. Jis perdavė kunigystės raktus skirtus užantspaudoti šeimas šiame Evangelijos laikotarpyje. Elijos misija padeda tai, kas kartais vadinama Elijos dvasia, kuri pasak vyresniojo Russell M. Nelsono yra šventosios dvasios, liudijančios apie dievišką šeimos prigimtį pasireiškimas. Gelbėtojas buvo kategoriškas dėl Krikšto būtinumo. Jis mokė, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Pats gelbėtojas buvo pakrikštytas, kad parodytų pavyzdį. O kaipgi dėl tų, kurie numirė nekrikštyti? 1840 m. spalio 11 d. Navų mieste Vilatė Kimball parašė laišką savo vyrui vyresniajam Hiberiui Č. Kimballui, kuris kartu su 12 tarnavo misijoje Didžiojoje Britanijoje. Prieš kelias dienas vyko spalio mėnesio visuotinė konferencija. Pacituosiu Vilatės rašyto laiško dalis. Buvo surengta pati didžiausia ir įdomiausia visuotinė konferencija nuo pat bažnyčios įkūrimo. Prezidentas Josephas Smithas kalbėjo nauja ir šlovingą temą apie krikštą užmirusiosius. Paulius kalba apie tai pirmajame laiške Korintiečiams 15 skyriuje 29 eilutėje. Josephas per apreiškimą gavo išsamesnį šių eilučių paaiškinimą. Jis sako, kad tai šios bažnyčios narių privilegija krikštytis už artimuosius, kurie numirė prieš pasirodant šiai Evangelijai. Tokiu būdu mes veikiame kaip jų įgaliotiniai ir suteikėme jiems galimybę būti prikertiems per pirmąjį prisikėlimą. Jis sakė, kad kalėjime jie bus mokami Evangelijos. Vilatė pridėjo, noriu pasikrikštyti už savo mamą. Argi tai nešlovinga doktrina? Ši doktrina apie šeimų suvienimą buvo apreikšta eilutė po eilutės ir priesakas po priesako. Vikarinės apeigos yra pagrindinis amžinųjų šeimų sujungimo arba šaknų sujungimo su šakomis principas. Ryšys tarp šeimos doktrinos ir šeimos istorijos bei šventyklos darbo yra aiškus. Viešpats savo apreikštuose pirminiuose nurodymuose minėjo krikštą už jūsų mirusiosius. Esame doktriniškai įpareigoti savo protėviams. Tai yra todėl, kad celestialinės dangaus organizacijos pagrindas yra šeima. Pirmoji prezidentūra ragina narius, ypač jaunimą, ir jaunus vienišus suaugusiusius, telkti dėmesį į šeimos istorijos darbą ir apeigas už savo šeimos arba apylinkės, arba kuolo narius ir protėvius. Turime būti apjungti tiek su šaknimis, tiek su šakomis. Mintis, kad amžinoje karalystėje esame susaistyti, yra išties šlovinga. Wilfordas Woodruffas pažymėjo, kad pranašas Josephas Smithas gyveno pakankamai ilgai, kad paklotų pamatą šventyklos darbui. Paskutinis kartas, kai jis matėsi su 12 kvorumu, buvo tada, kai jis suteikė jiems endaumentus. Po pranašo nužudymo šventieji užbaigė statyti
Navų šventykla ir užantspadavimo gale buvo naudojama laiminti tūkstančius ištikimų narių prieš išvykstant į Olinius kalnus. Po 30 metų St. George'o šventyklos statybo pabaigos metu prezidentas Brigamas Jangas pažymėjo, kokios yra svarbios amžinosios gelbėjimo apeigos, kurios pagaliau yra pasiekiamos tiek gyviesiems, tiek mirusiesiems. Prezidentas Wilfredas Woodruffas taip apibūdino paprastai. Vargu, ar yra kitas viešpaties apreikštas principas, kuris man suteikė daugiau džiaugsmo nei mirusio išpirkimas. Tai, kad mūsų tėvai, motinos, žmonos ir vaikai kartu su visa šeima bus per amžinai prisikėlimą ir celestialinėje karalystėje. Tai yra didingi principai. Jie verti bet kokios aukos. Koks puikus metas būti gyvam. Tai paskutinis Evangelijos laikotarpis. Ir galime jausti išgelbėjimo darbo spartinimą visose su išgelbėjimo apeigomis siejamose srityse. Dabar beveik visame pasaulyje turime šventiklas, teikiančias šias išgelbėjimo apeigas, teikiančias šventiklas. Taip pat tai didis palaiminimas vykti į šventiklą, kad gautume dvasinį atnaujinimą, ramybę, prieglobstį ir gyvenimo kryptį. Mažiau nei po metų po prezidento Tomo S. Monsono pašaukimo tarnauti apaštalu, jis pašventino Los Andželo šventyklos genealogijos biblioteką. Jis kalbėjo apie mirusiosius protėvius, laukiančius dienos, kai jūs ir aš atliksime paieškas, būtinas atverti kelią. Ir taip pat vyksime į Dievo namus atlikti tą darbą, kurioje negali patys atlikti. Tada, kai 1964 m. birželio 20 d. vyresnysis Monsonas pasakė šios pašventinimo žodžius, viso buvo 12 veikiančių šventyklų. Per tą laikotarpį, kai prezidentas Monsonas tarnavo vyriausios bažnyčios tarybose, 130 iš 142 šventyklų buvo pašventintos pirmą kartą. Tai mažiausiai stebuklas matyti, kaip spartinamas išgelbėjimo darbas mūsų dienomis. Paskelbtos 28 naujos šventyklos, kurios dabar įvairiuose statybų pabaigimo etapuose. 85% visų bažnyčios narių gyvena netoliau kaip už 300 km nuo šventyklos. Šeimos istorijos technologija taip pat stipriai pažengė. Prezidentas Hovardas V. Hunteris 1995 metais kovą pareiškė: pradėjome naudoti informacinės technologijas, kad paspartume šventus apeigų suteikimą mirusiesiems darbus. Pats viešpas pagreitino technologinį vaidmenį, tačiau žengėme tik mažytį žingsnelį palyginti su to, ką galime nuveikti šiais įrankiais. Praėjus 19 metų po šio pranašiško teiginio, technologijų pažanga vyksta beveik neįtikėtinai. Neseniai 36 metų motina auginanti mažus vaikus pareiškė: tik pamanykite. Perėjome nuo mikrofilmų skaitytuvų specializuotose šeimos istorijos centruose iki to, kad pagaliau užmygus vaikams sėdžiu prie virtuvinio stalo ir kompiuteriu atlieku šeimos istorijos darbą. Broliai ir seserys, dabar mūsų šeimos istorijos centrai yra mūsų namuose. Šventyklos ir šeimos istorijos darbas yra ne tik dėl mūsų. Pagalvokite apie esančius kitoje uždangos pusėje, laukiančius išgelbėjimo apeigų, kurios išlaisvintų juos iš dvasinio kalėjimo pančių. Žodžio kalėjimas reikšmė yra įkalinimo arba nelaisvės būsena. Įkalintieji gali užduoti Viljamo Sorojano klausimą: kas bus dabar? Viena ištikima sesuo papasakojo apie ypatingą dvasinį nutikimą su atliko šventykloje. Būdama patvirtinimo kambarėje po vakarinės patvirtinimo apeigos žodžių jį išgirdo: kaliniai išeis laisvi. Jis stipriai pajuto, kad reikia skubėti dėl tų, kurie laukia krikšto ir patvirtinimo darbų. Keliaudama namo, ji naršė raštus ieškodama išgirstos frazės. Ji rado Josepho Smito pareiškimą 128 Doktrinos ir sandorų skyriuje. Te džiugoja jūsų širdis ir būna nepaprastai džiugios. Te pratrūksta žemė giedoti. Mirusieji te prabyla amžinojo šlovinimo himnais karaliui Imanueliui, kuris prieš pasaulio buvimą paskyrė tai, kas įgalintų mus išpirkti juos iš šių kalėjimo. Nes kaliniai išeis laisvi. Tai kągi turime daryti?
pranašas Džozefas patarė pristatyti į šventyklą knygą, kurioje bus užrašai apie mūsų mirusiuosius, kuri bus verta visokeriopo priėmimo. Bažnyčios vadovai aiškiai pakvietė augančią kartą būti technologijų naudojimo vedliais, siekiant patirti Elijos dvasią, surasti savo protėvius ir atlikti šventyklos apeigas už juos. Didelė išgelbėjimo darbo už gyvuosius ir mirusiosius spartinimo dalis bus atlikta jaunimo dėka. Jei kiekvienos apylinkės jaunimas ne tik vyktų į šventyklą ir atliktų krikštus už savo mirusiosius, bet ir darbuotųsi su savo šeimomis ir kitais apylinkiais nariais, pristatant artimųjų vardus apeigoms, kurias atlieka, tai būtų stipri palaima tiek jiems, tiek ir bažnyčiai. Nenuvertinkite mirusių įtakos jūsų atliekamiems darbams ir džiaugsmo galiausiai sutikus tuos, kuriems tarnaujate. Mūsų šeimų suvienimo, palaiminimo, amžinoji svarba yra beveik nesuvokiama. 51% viso pasaulio bažnyčios narių šiuo metu nėra nurodę savo abiejų gimdytojų šeimos medžio skiltyje bažnyčios tinklalapyje Family Search. 65% suaugusių nėra nurodę visų 4 savo senelių. Atminkite, kad be savųjų šaknų ir šakų negalime būti išgelbėti. Bažnyčios nariai turi surasti ir įvesti šią gyvybiškai svarbią informaciją. Pagaliau turime doktriną, šventyklas ir technologijas, skirtas šeimoms atlikti šį šlovingą išgelbėjimo darbą. Pasiūlysiu vieną būdą, kaip tai galima atlikti. Šeimos gali surengti šeimos medžio susirinkimą. Ši veikla turėtų kartotis. Kiekvienas atsineštų turimų šeimos pasakojimus, istorijos, nuotraukas ir branginamus senelių ir tėvų daiktus. Mūsų jaunimas nekantrauja sužinoti apie šeimos narių gyvenimus. Iš kur atkeliavo ir kaip gyveno jų protėviai. Daug jaunimo atvėrė savo širdis tėvams. Jiems labai patinka istorijos ir nuotraukos. Ir jie turi technologinių sugebėjimų nuskenuoti ir patarpinti tas istorijas ir nuotraukas į šeimos medį, bei su protėviai susijęti šaltinio dokumentus, kad šie liktų išsaugoti visiems laikams. Be abejo, pagrindinis tikslas yra nustatyti, kokios apeigos vis dar turi būti atliktos ir suplanuoti svarbiausius šventyklos darbus, užrašant informaciją apie šeimas, jos istorijos ir nuotraukas, o po to perkelti tai į šeimos medį galima pasinaudoti brošiūrą Mano šeima. Šeiminiai įsipareigojimai ir lūkesčiai turėtų būti didžiausi mūsų prioritetai, tam, kad apsaugotume savo dievišką lemtį. Tiems, kurie nori, kad visai šeimai šabo diena būtų produktyvesnė, šeimos istorijos darbo spartinimas yra tam puikia dirva. Viena mama džiaugsmingai pranešė, kad jos 17-metis sūnus sekmadieniais po bažnyčios susirinkimų sėda prie kompiuterio atlikti savo šeimos istorijos darbą, o 10-metis sūnus mėgsta klausyti istorijas apie savo protėvius ir matyti jų nuotraukas. Tai palaimino jų šeimą Elijos dvasia. Privalome puoselėti savo brangias šaknis ir šakas. Jėzus Kristus atidavė savo gyvenimą kaip vikarinį apmokėjimą. Jis atsakė į Jobo užduotą klausimą. Jis nugalėjo visos žmonijos mirtį, ko negalėjome padaryti patys. Tačiau mes galime atlikti vikarinės apeigas ir tikrai savo šeimoms tapti išgelbėtojais ant Siono kalno, kad kartu su jais būtume išaukštinti ir išgelbėti. Aš liudiju apie gelbėtoją apmokančią auką ir Tėvo plano tikrumą mums ir mūsų šeimoms. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. High on the mountain top, a banner is unfurled.
Dear and Mūsų beloved, brangus ir mylimas Tėve danguje, džiaugiamės turėtą privilegiją ir palaimą susirinkti kaip didelė šeima vadovaujant mūsų mylimam pranašui, jo patarėjams ir kitiems pranašams, regėtojams ir apreiškėjams, kuriuos mes palaikome ir mylime iš visos širdies ir meldžiame, kad kai šiandien palaikydami juos iškėlėme savo rankas, dabar galėtume eiti ir daryti tai, kas mums buvo patarta teisume. Džiaugiamės ir dėkojame tau už tavo mylimą sūnų ir jo apmokančią auką ir pasižadame paklusti, parodydami savo meilę jam. Dėkojame tau už tavo tobulą planą. Tėve, esame palaiminti. Padėk mums būti dėkingas už viską, ką esi mums suteikęs. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. This has been a broadcast of Tai buvo 184-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. officers of the church. Music was Giedojo provided Jungtinis by Oremo Jutos instituto choras. Utah Institute. This broadcast has been Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.